Sveiki, mano mėly Lietuvos žmonės. Šiandien mes kalbėsim tokią labai įdomią temą. Kanalui 2025 vasario 8 sueina jau 18 metų. Ir man taip pat jau prisidėjo 1 metai prie gyvenimo. Ir jau visi 34. Taigi aš pagalvojau, ką nuo 18 metų aš ten gero veikiau. Ką mes 16 metų šitoj žemėje gero veikiam. Ir galvoju, geriausias būdas apie tai pakalbėti būtų tier list formatas, kuriame išvardinsiu visas veiklas ir jas suskirstysime nuo S iki F, kur S būtų geriausias rezultatas, geriausias darbas, pati geriausia veikla ir taip toliau, ir F, pati šudiniausia, pati prašiausia veikla. Ir pradėkime nuo blogiausio. Skambučių centras. F tier. Tiems, kas nežino, aš įsivaizduoju, nežino daug kas, skambučių centrai ir bendrai darbas klientų aptarnavime, vadinamas Customer Support ar Customer Experience, CS ir CX, yra toks darbas, kurį kiekvienam reiktų pabandyti padirbti, kad suprasti, su kokiais žmonėmis jie dylina. Daugelis galvoja, kad tai yra labai lengvas darbas. Anaiptol. Tai yra darbas, kuriame nemažas kiekis darbuotojų išeina per pirmus 2 mėnesius. Kodėl taip yra? Tai darbas ne fizinis. Sėda kaip elitinis gameris su 3 monitoriais, kuriuose yra visokios sistemos, kurios nurodo kliento duomenis, vardą, pavardę, asmens kodą ir daugybę kitų dalykų. Pokalbio metu reikia įrašyti sistemų kliento skundus ir ką reiktų daryti. Ir įsivaizduok šį darbą kaip žaidimą Stronghold. Link tavęs juda nemažas kiekis nepatenkintų dėdžių, o tu stovi pirmoje gynybos linijoje ir bosas yra pačiame tvirtovės gale, visiškai nepasiekiamas. Tu esi kaip ta bokso kriaušė, kuri pririšta prie kompiuterio su šituo pavadžiu ir turi 8 valandas išsėdėti, priimdamas visą klientų pyktį, emocijas, o korporatai yra kažkur labai toli, kurių klientai niekada nepasieks. Nebent tai bus super ekstra reputacijai kenkiantis atvejais. Yra 2 skambučių tipai – šalti ir karšti. Šalti yra tie, kai jūs skambinate iš sąrašo, karšti, kai jums skambina. Taip pat yra toks dalykas kaip in-house ir outsource agentai. Pirmas reiškia, kad pati firma samdo darbuotojus, kad jie atliktų klientų aptarnavimą. Antras reiškia tai, kad firma samdo kitą firmą, kuri tuo užsiima, ir firmos B darbuotojai apsimeta, kad jie yra firmos A atstovai ir pagal nurodytas gaires atlieka darbą. Tad techniškai, paskambinę į tam tikrą pagalbos liniją, žmonės niekada nekalba su firmos A atstovais. Ir firma A turi pasiteisinimą, kad visos klaidos, jeigu tokios įvyko, B atliktos firmos B. Ką aš galiu pasakyti, teigiamo apie šį darbą yra tai, kad jį priima praktiškai visus. Pagrinde dėl didelės rotacijos. Ir jeigu verkiant reikia pinigų, tai gali būti variantas. Šiais laikais yra galimybė dirbti iš namų. Tačiau čia visi pliusai ir baigėsi. Jums kiekvieną dieną skambina po 40-50 žmonių. Dažniausiai pokalbis vyksta po pokalbio, non-stopo. Ir jų nuotaikos yra įvairios. Nuo gaidį aš tave nužudysiu, iki padėkite, turiu problemą. Kartais tiesiog skambina ir rėkia. Šiame darbe labai jaučiasi algadieniai, mėnulio fazės ir kiti reiškiniai. Tai yra darbas, kuriame klausimą, nugi negali žmonės būti tokie buki, pakeičia frazę yra ir gali. Iš mano asmeninės patirties šį darbą dirbau ofise, dar baisiau, open office tipo aplinkoje, atviro ofiso, kur matai visus ir visiškai nėra jokio privatumo, kubo ar panašių dalykų. Firmoje, kurioje dirbo, buvo griežti laiko reikalavimai. Menedžeriai skaičiuodavo kiekvieną tualete praleistą minutę ir yra toks dalykas kaip baisus mikromanagementas. Kiekvienas tavo judesiukas yra skaičiuojamas laiko atžvilgiu. Išsiloginsi per anksti, bent 1 minutę gausi velnių. Dar kas tokio tipo darbuose užknisa, kad tai yra NPC job. Turi išmokti mantrą, scenarijų, skriptą ir įkartoti kiekviename pokalbyje. Nes pokalbis vertinantis asmuo numuša taškus. Jeigu ką nors praleidai, mažiau taškų negausi bonuso. Nepasieksi reikiamo lygio, krisi iš darbo. Bet koks nuvažiavimas, sveiki, jūs paskambinote į Suck Duck Training, yra baudžiamas. Ir tą scenarijų reikės kartoti kiekvieno mielo pokalbio metu. Todėl jeigu norite gauti bonusų ir išlaikyti darbą, daryti viską tvarkingai reikia ir dėl to žmonės stresuoja. Apmokymai dažniausiai trunka 1-2 ir jūs esate metamas tiesiai į fronto liniją, kur žmogeliukai klausia nuo standartinių su paslauga susijusių klausimų iki kažko ultra specifinio ir turi būti kaip bokso kriaušė ir psichologas ir tuo pačiu telefoninis draugelis. Iš kliento pusės aš suprantu, kaip ne kaifas, kaip paskambini ir kitame laido gale žmogeliukas negali jums atsakyti tiesiai į klausimą. Dažniausiai tai yra trumpų apmokymų rezultatas. Ir yra kita priežastis, kuri vadinasi vidaus politika ir procedūra. Pavyzdžiui, jūs negalite suteikti klientui tikslaus sprendimo,
nes galbūt tas sprendimas yra galimas tik su atstovaujamos firmos konkurentų produktu. Ir tas produktas gali būti vienintelis rinkoje. Ir jūs negalite apie tai nieko sakyti. Atvirai kalbant, šio darbo nerekomenduočiau niekam, jeigu jūs norite išsaugoti savo psichologinę gerovę ir stogą. Šio darbo minusai yra tame, kad šis darbas yra neadekvačiai mažai apmokamas ir pilnas streso. Iš mano asmeninės patirties, kai dirbau šį darbą Amerikoje, algos taip pat vėlavo, dėl ko teko patirti 2 mėnesių benamio patirtį. Potencialas blogiui. Klientų aptarnavimo darbuotojai turi prieimą prie duomenų bazių ir juose laikomų duomenų. Kartais hakeriai tiesiog tingi laužtis ir nenori palikti pėdsakų, tad sumoka pinigus agentui. Jis patikrina ir perduoda informaciją apie specifinę asmenį, kurio hakerių reikia, ir nereikia nieko laužti. Tech support. Tai yra aukštesnio lygio skambučių centras, kuriame dėl didesnio sudėtingumo skambučių yra žymiai mažiau. Kaip minėjau, 50-60 per dieną buvo praeitame variante. Tech supporte šis skaičius krenta iki 30-40 ant visos komandos, arba 3-6 skambučių vienam žmogui. Didesnė alga ir mažiau skambučių, bet jie ilgesni ir sudėtingesni. Rotacija taip pat nemaža, nes kai kurie klientai labai eina per smegenis. Tačiau šis darbas aukščiau nekyla, nes tai vis tiek yra skambučių centras. Ir priklausomai nuo to, ar tai yra tech supportas su klientais ar su darbuotojais, tai eina atitinkamai į E ir C lygius. Antrajame variante nebelieka KPI, nes dirbi su darbuotojais. Ir problemos sprendimui laikas neturi apribojimų. Chat support. Šiame darbe jau nebereikia klausyti klientų. Jūs prie kompiuterio turite skaityti jų žinutes. Viskas tas pats. Yra tam tikra mantra, kurią reikia kartoti kiekvienoje žinutėje. Ir per tam tikrą laiką atsakyti į reikiamą jų kiekį. Bus žmonių, kurie sakys, kad palyginus su pirmais 2 šis darbas yra lafa. Bet kaip žmogus, kuris dirbęs, aš pasakysiu, kad tikrai ne. Šiame darbe reikės atsakyti į kelias žinutes vienu metu, siekiant pataikyti reikalavimą kiekį. Dabar pabandykite įsivaizduoti, kad vienu metu atsidarote 4 Facebook draugus ir su jais chatinate vienu metu konkrečia tema. Stogas važiuoti pradės. Taip pat šiame darbe jūs matote, kaip žmonės rašo realiu laiku. Ir kartais būdavo juokinga, kad rašo, aš pakasiu jūs visus, surasiu jūsų žmoną, surasiu jūsų vaikus, sudeginsiu visus. Ir tada viską žmogus ištrina ir parašo, sveiki, žiūrėkite, man reikia pagalbos su X, Y ir Z. Šis darbas yra šiek tiek geresnis už prieš tai minėtą, bet nedaug. D-tier. Email support. Šis palyginus su visais kitais variantais yra labai lengvas. Darbo buvo mažai. Ir emailus atsakinėti buvo, ar jūs turite šią detalę? Ne, neturime. Ir nusiunti toliau. Tada, kai turi tą detalę, parašai, kad turime, laukia atsakymo, atrašai. Toks bullshit job, monotoniškas baisiai. Bet šitas tikrai buvo lafa. C-tier. Visi viename tech support. Šitą dirbau jau Lietuvoje. Šiame darbe reikėjo atsakyti į skambučius, e-mailus ir chatus. Bet tai buvo tech supportas. Tai E-tier. Data entry. Duomenų įvedimas. Tai yra gan monotoniškas ir nuobodus darbas, kuriame turi vesti duomenis. Ir šiais laikais galbūt jį pakeitė AI. Bet laiku, kai dirbau, tai darbas buvo visai chill, kuriame būdavo daug laisvo laiko. Nes galėjai susiautomatizuoti kelias užduotis ir nereikėjo bendrauti su klientais. Taip pat yra galimybė dirbti iš namų. Taip kad C-tier. Jūs galbūt pasakysite, kad po velnių, kam dirbti su klientais? Ir čia aš jūs suprasiu, nes klientai yra tie, kurie užknisa labiausiai. Ir iš tokių įdomesnių darbų su klientais, kurioje esu dirbęs, buvo darbas čiužinių parduotuvėje. Ir jūs paklausite, kas ten įdomus? Ir aš atsakysiu, nieko. Ir amerikiečiai turi tokį keistą posakį, kuris verčiasi maždaug taip. Niekada netaupyk ant dalykų, kurie kelia tave nuo žemės. Ir yra 3 dažniausi dalykai. Tai būtų batai, čiužinys ir padangos. Nes turint blogus batus, susigadina tavo eisena. Turint blogą čiužinį, susigadina nugara. Su sugadinta nugara tu negali daryti daug smagių dalykų gyvenime. O su pigiomis padangomis galiu užsisakyti reisą į aną pasaulio. Ką aš galiu pasakyti apie darbą čiužinių parduotuvėje? Kad jis yra žiauriai čiliakas. Ir jis buvo sekantis darbas, kurį aš dirbau po skambučių centro. Tai įsivaizduoju, kad įeini į darbą, kur atvažiuoja ten 2, 3, 4, galbūt 5 žmonės per viso darbo dieną. Ir tai darbas, kuriame tu gali tiesiog miegoti. Nes kas vogs čiužinį? Visų pirma, jį reikia išnešti. Visų antra, jį reikia realizuoti. Kur tu jį padėsi po velnių?
Kaip tu iš jo navarą pasidarysi ir galima įlaikyti ten salėje ilgą laiką. Ir žmonės dažnai tų čiužinių neperka. Ir atrodytų, kad savininkai ten kokius narkotikus pardavinėja, kažką kito daro, pinigus plauna iš kažko užsidirbinėja. Tačiau yra toks dalykas, kad čiužiniai turi labai gerą antkainį. Ir iš to parduotuvės užsidirba. Ir tai yra ilgalaikis produktas. Atvirai pasakius, palyginus su skambučių centru, čia buvo darbas. Bet jeigu realiai, dirbau, kol susiradau geresnį, geriau apmokamą. Ir dedamėmės į C-tier, Chat Animator. Tai irgi įdomiai skambantis darbas, bet jis nieko nėra susijęs su animacija. Tai buvo mano pirmas nuotolinis darbas, kai dar mokiausi 12 klasėje. Dirbau ten mėnesį laiką, man rodos, už 600-700 euriukų. Esmė tame, kad yra tokia speciali programėlė, į kurią žmonės rašė žinutes. Ir reikėjo tas žinutes atsakyti. Ir ten dažniausiai tie žmonės rašė suaugusių tinklapyje, visokie 50-mečiai ištvirkeliai, kurie galvojo, kad jie rašo merginai, o jie rašė 19-kiniam man. Ir ten buvo toks darbas, kuriame tavo pagrindinis tikslas buvo kiek įmanoma ilgiau užtempti chatą. Tai aš galvoju, tokį darbą jau turėjo seniai pakeisti dirbtinis intelektas, bet čia buvo toks darbas, kurį ant greitų reikėjo susirasti, aš prisimenu prieš egzaminus aš jį dirbau. Tai it's alright, sakykim, D-tieras. Mano pirmas darbas užsienyje, Danijoje, laikraščių kurjeriukas. Reikėjo sumos pinigų. Ir aš neprisimenu kiek, man rodos 15-20 gabalų amerikietiškais doleriais. Ir dirbau šį darbą apie metus laiko. Ant pirmojo dviratuko, vėliau ant balto skuteriuko. Ir darbas gan paprastas. Reikėjo iš depo paimti visą siuntą laikraščių Jyllands-Posten ir juos nuvežti į nurodytus adresus maršrute. Prie to kartais būdavo ir tokie žurnalai kaip Motor, ten Antulis Donaldas, pas juos Danijoje jisai vadinasi ne Donaldas, o Andersas. Darbas lengvas, aiškus ir kaip Danijoje ten, man rodos, tuo metu mokėjo apie 11-13 tūkstančių kronų. Kas, kaip 19 metų žmogų, atrodo gan daug tuo metu. Dar priedo pasimoka ir danų kalbos ir išmoksta pasisveikinti. Pavyzdžiui, pasakyti hi, good morning, good day. Išmoksta padėkoti tak, mank tak, tusen tak. Ir dar pasimokai apie šventes. Good jul, good pask. Ir kai tai pasako, tu atsakai tak, ilimor. Ir dar išmoksi tokių dalykų. Unskil, kan du gentei det på engelsk. Ir kaip Danija šiaip half tres. Šitas darbas buvo ok. Tai aš sakyčiau C-tieras. Iš tokių įdomesnių darbų, kuriuos dirbau ilgesnį laiką, tai buvo care assistant, slaugytojo padėjėjas. Tai yra žiauriai reikalingas, tačiau žiauriai šūdinas, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme darbas. Ir jame mes prižiūrime senesnio amžiaus žmonės, padedame jiems apsirengti ir atlikti funkcijas senelių namuose. Ir jeigu kas nors paklaustų, kas tau senatvėje atneštų vandens, tai būtų atsakymas kitų žmonių vaikai. Ir ką aš galiu pasakyti apie šį darbą? Šiftai buvo 12 valandų, ten buvo atskira uniforma ir laikrodžių negalėdavai dėvėti, nes dėl mikrobų turėjai juos turėti būtent specialų laikrodį, kuris dedasi būtent prie kišenės ant uniformų. Šiame darbe buvo išties daug atsakomybės ir yra didelis dalykų, už kuriuos gali grėsti baudžiakas sąrašas. Dėl nepriežiūros, dėl visokios blogos praktikos ir taip toliau. Ir pradžioje yra toks moving and handling trainingas. Išmoko tave, kaip judinti ir pakelti daiktų, kad nesusigadintum nugaros, nes pagrindinis susižalojimas šiame darbe būtent yra su nugara. Šis darbas praplėtė mano anglų kalbos žodyną ir išmokė tokią frazę morbidly obese, kas lietuvių kalba reiškia labai didelis. Tai žmonių kalba reiškia toks didelis žmogus, kad jam reikia keltuvo, kad jį pakeltų. Labai storas. Didžiulis antsvoris. Mirtinas antsvoris.
ir taip toliau. Tai kaip vertinti šį darbą? Na, dieninė dalis yra visai nice, sakykime, sutvarkoma. Tačiau naktinis shiftas yra pragaras žemėje. Tai aš dėčiau į D tier. Ilgiausias darbas, kurį esu dirbęs, vadinasi Register Nurse arba registruotas slaugytojas. Tai yra aukštesnės pareigos prieš tai buvusio. Ir didesnė alga, tačiau didesnės atsakomybės, tie patys 12 valandų shiftai ir veiksmas vyko Belfaste, Šiaurės Airijoje. Tu esi apsuptas moterų šiame darbe, nes vyrų yra absoliuti mažuma. Ir atvirai pasakius, yra pasirinkimas didžiulis. Kad ir kaip būtų keista, bet pačioje Šiaurės Airijoje darbuotojų airių yra mažai. Ten buvo portugalis, filipinietis, kenijietis, moteris iš Kenijos, Afrikos valstybės. Ir tiek daug visokių spalvų, buvo pasirinkimas didžiulis, atvirai kalbant. Ir ką galiu pasakyti, kad filipiniečių moterų ten buvo daugiausiai. Darbas buvo sudėtingesnis. Atsiranda visokių administracinių užduočių. Taip pat ir sudėtingesnių veiksmų. Reikia taip pat paskirti ir vaistus, jų dozes, pagal GP nurodymus. Ir registruoti daug daugiau nei reikėjo prieš tai buvusio pareigose. Pavyzdžiui, jeigu miršta žmogus, reikia informuoti jo artimuosius. Tiksliai nurodyti, kada ir kur jisai mirė. Įrašyti tai į sistemą. Perduoti tos duomenis. Ir buvo vienas toks įdomus keisas, kai buvo žmogus, tenais atsibudo, gera nuotaika, bairius kaldo, artimieji buvo pakviesti, žiauriai kaifas, tokios geros nuotaikos niekada gyvenime nebuvęs. Ir pasikonsultavus su GP sako, kviesk artimuosius, informuok next of kin ir sako, blogai jau žmogui, jau viskas. Ir GP buvo teisus, žmogus po maždaug 10-12 valandų, aš tiksliai jau nebeprisimenu, jau viskas, nebėra. Ir tada reikėjo užregistruoti, kada žmogus mirė, įrašyti tai į sistemą, informuoti visus. Ir šiame darbe labai dažnai tenka turėti ryšio su mirtimi, nes mirtis yra darbo dalis. O iš sunkiausių pacientų, ką aš galiu pasakyti, tai buvo žmonės su demencija. Tai yra baisi liga, atvirai pasakius, kai žmogus pamiršta, kas jisai buvo, pamiršta savo artimuosius, vaikus, brolius, seseris. Ir kai kurie žmonės sergantis demencija yra labai agresyvūs. Ir jie yra laikomi specialiuose patalpose, kurios atrodo kaip iš kokių siaubo filmų. Tai galiu pasakyti, tai tikrai sunkus darbas tiek fiziškai, tiek emociškai. Ir man pačiam teko jį baigti po 3 metų, plius minus, nes pradėjo blogėti sveikata. Atvirai pasakius, streso ten yra nemažai. Darbas naudingas, reikalingas, nes kas kitas tą padarys, bet jis yra sunkus. Šitas darbas turi potencialą blogiui, nes slaugai turi didesnį prieimą prie pacientų. Ir amerikiečiai turi tokį posakį, kad žmonės, kurie mokykloje tyčiodavosi iš kitų, dažniausiai eina į šį darbą, kad susirastų naujas aukas, kad galėtų išsikalinėti iš žmonių, kurie negali pasipriešinti. Nes kur jų aukos bėgs. Ir aš rekomenduoju pažiūrėti tokį filmą, kuris vadinasi Good Nurse, nes būtent parodo šį fenomeną. Ir yra standartinė praktika, kad žmonės, jeigu taip juos galima pavadinti, išsikalinėja būtent iš tų pacientų. Šis darbas yra šiek tiek geresnis už praeitą, nes atsiranda visokių bonusų. Ir alga didesnė, tačiau atsakomybė ir visi kiti dalykai. Tai aš įdėčiau į C tier. Darbas, apie kurį visi nori sužinoti. Profesinė karinė tarnyba. Na, mano atveju tai buvo The Office. Situacijų komedija. Su automatais ir uniformomis. Atvirai kalbant, mano darbas buvo visiškai ne fizinis, jisai buvo oficinis. Ir ką aš galiu pasakyti, pats darbas turi labai daug bonusų. Nuompinigiai, maistpinigiai,
ir visa kita. Ir alga visai nebloga. Kaip už tokį darbą aš gavau tenais 1,3 per mėnesį. Po mokesčių ir atvirai kalbant, tai išties neblogi pinigai. Ta dalis, kurią visi nori sužinoti, buvo, kodėl ten aš nepatikau. Na, tai pasakysiu tai, kad nepatiko mano filmukai ir nepatiko antras dalykas, kad turėjau papildomų pajamų. Nes kai dirbi karinėje tarnyboje, ten negali turėti savo verslo. Tai pasimokykite iš svetimų klaidų ir jeigu turėsite papildomą verslą, papildomas pajamas, užrašykite jas ant savo žmonos, vaikų, tėvų ir kitų žmonių. Bet ne ant savęs. Ir ką galiu pasakyti, darbas tikrai geras, bonusų yra daug, galima pašaudyti iš automato, aš netgi turėjau tokį koltą tenais, pistulininką, gavau palaikyti. Ir irgi buvo viena tokia kuriozinė situacija, kaip vos ten žmogaus neperšau, nes jis tiesiog laikau koltą ir bachuriukas taip, a čia koltos, o. Nu, įsivaizduokit, laikai koltą ir žmogus veidą prie pat pistulniuko padeda. O, čia kolto. Irgi ten tokia kominė situacija, bet gaila, niekada nesu iššovęs iš kolto, tai negaliu pakomentuoti, kas ten per pistulniukas, buvo tik tekę palaikyti. Ir šiaip iš tos pačios gieškės teko pašaudyti. O taip, darbas kaip pats iš savęs tikrai neblogas ir jis eitų į B tierą. Bet jūs, mano nuomonę, vertinkit kaip žmogaus, kuris yra įvertintas kaip nepatikimas ir nemotyvuotas karys, skleidžiantis neigiamą nuomonę apie Lietuvos kariuomenę ir galimai užsienio žvalgybos agentas. Information Technology. Šis darbas buvo ofise. Ir čia dar kai gyvenau Amerikoje irgi. Mokėjo taip visai neblogai, ten buvo $25 per valandą ir darbas toks geras, kad jame praktiškai nieko nereikėjo daryti. Įsivaizduokit, turi daryti tas bazinius dalykus, ten printeriai, visokie phishingo mokymai, reikėjo apžiūrėti ten serverius, padaryti visokius dalykus, accountus sukurti ir panašiai, bet pats darbas tikrai nieko neveikimų. Šis darbas buvo tokio kaip simulianto darbas, nes realiai turi savo ofisiuką ir visada aš rekomenduoju pasidaryti savo ofisiuką taip, kad akytė žiūrėtų tiesiai į duris, kad nebūtų jokių surprizų ir tiesiog atidarytas Outlookas, lauki, kol kažkas tau parašys, kad kažką reiktų sutvarkyti. Ten sutvarkymas būna labai lengvas, didžiąją dalį laiko. Tiesiog reikia išmokti naudotis tokių įrankių kaip Google, nes šiame darbe praktiškai reikia naudoti tik Google ir žinoti, kaip atlikti tokį troubleshootingą. Sužinoti, dėl ko kilo problema, kokios alternatyvos, kaip ją galima spręsti ir tu ieškai sprendimą. Ir šis darbas buvo ant tiek lafa, kad aš prisimenu ten geiminau Heroesus 2, man rodos, ar 3. Ir tiesiog vieną dieną pamiršau, kad dirbu ir ofise tiesiog iki blemba tenais ar 20 ar blemba, aš ten buvau taip normaliai užsisėdėjęs, kad išėjau aš iš ofiso, ten jau vėlai vakare, jau nieko nebebuvo praktiškai ir bosas mato, tenais sako, way to go man, way to go. Oi, gerai varai jaunuolė, tenais I like the spirit, ten kažkas tokio ir bullshit. Bet taip, tai buvo visiškas bullshit jobas, kur tu tiesiog sėdi ofise, sėdi savo tam kambariuke, kurį visi gali užuosti, nes ten kvapas kaip žmonės, kurie nesiprausė 3 mėnesius. Ir esmė tame, kad tu užeini į tą kambariuką, paprašai kažką sutvarkyti, ateini, sutvarkai tą dalyką per kokias maksimum 10 minučių ir toliau sėdi, geimini ir laukiu, kol kažkas įvyks, koks meteoritas pataikys, žmonija išnyks ir panašiai. Jeigu tvirai, tai yra A tier darbas. Nes palyginus, jis yra žiauriai lengvas, moka gerai ir praktiškai geimini visą laiką.
Kitas jį labai panašus darbas buvo, kurį dirbau, tai buvo sysadmino darbas. Irgi sėdė savo kamurkiai, yra šiek tiek daugiau atsakomybių, accountai, group policy, bashai, shellai, visokie skriptai, kurie automatizuoja procesus. Bet esmė tame, kad kol mašina veikia, tu praktiškai turi laisvo laiko. Tai buvo darbas su per daug negi laisvo laiko, kai Heroesus 3-4 spėjau pereiti. Ir atvirai kalbant, vienas iš geresnių darbų. Nors pagal IT-šnikų logiką tai yra low tier jobas. Nors pagal IT low tier, tai pagal visus kitus darbus tai yra belenkas. Irgi A tieras. Tai vat, čia buvo praktiškai visi samdomi darbai, kuriuos dirbau. Aišku, dar buvo keli startupai, kompiuterių taisykla, bet ten jau nelabai įdomi dalis. Ir aš manau, kad reiktų pereiti prie individualios veiklos, nes čia irgi įdomi dalis. Ir praktiškai, kai tik grįžau į Lietuvą, buvo keli darbai tokie pakankamai lengvi, kuriuos dirbau ant individualo, tai buvo masinių scenų aktorius. Tai dažniausiai visokiose grupėse, kaip noriu filmuotis ar panašiai, būna skelbimai, kad reikia žmogaus, kuris pasirodytų ten antrame plane ir kad tiesiog suteiktų scenai gyvumą. Jisai maždaug egzistuoja tenais, jisai vaikšto, juda, kažką tenais daro ir už tai moka ten 20, 30, 40 eurų už tavo vieną filmavimo dieną. Ir darbas toks gan paprastas ir jeigu labai reikia pinigų, tai yra variantas. Aš įvertinčiau ant C. Vestuvių filmavimas. Ši veikla labai gerai moka ir yra pakankamai lengva, nes scenarius praktiškai nesikeičia. Įžanga, bažnyčia, zaksas, tiltas, šventė, finišas. Ir pakankamai konkurencinga niša. Bet užtat žmonės ant vestuvių pinigų negaili. Tai aš vertinčiau ant B. Ir kitos visos veiklos buvo tos, kurios aš pradėjau nuo 2020-ųjų, kai sugalvojau rimčiau eiti būtent į freelance. Ir jos yra OnlyFans, įgarsinimai, video montažas ir motion designas. Visos veiklos iš šitų yra tokios veiklos, kurias galima atlikti namuose ar iš bet kurios vietos, kur yra internetas. Už jas moka gerai. Tačiau yra tam tikras kalnas, į kurį reikės įlipti. Nes žmonės galvoja, čia tipo pradėsiu verslą, viskas bus greitai lengvai. Ne, tai užtruko apie 3 metus, kol buvo įvyko prasilaužimas ir tik ant 4 metų aš išėjau tokį kaip pliusą ir tik ant 4 išėjo toks kaip ir pelnas, galima sakyti. Ir visas šias veiklas norėčiau dėti į S tier, bet vienintelė, kurią turėčiau nuleisti, tai būtų montavimas, nes jis užima pakankamai daug laiko. Taigi, aš įvardinau visas veiklas, kuriomis aš užsiėmiau. Jeigu turėsite kokių klausimų, komentarų, galbūt kažką būsiu praleidęs, rašykite apie juos komentaruose žemiau ir tada mes apie juos pakalbėsime. Galbūt, galimai. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo aš Navis. Ir iki kito karto. Kaip gaila, tu nesupranti. Maniau, kad kitoks esi. Baimės, kurias tu slepi. Ilgai šnarės